Sveiki visi. Taigi 9 įrašas, pratęsiant mano autorinę kolekciją. Ir noriu pradėti būtent nuo tokio indo, kur kalbėjau praeitoj laidoj apie žalčius, ar ne? Tai va čia dar vienas yra toksai indas, kuris yra su žalčiais. Ir esmė šito indo buvo būtent žalčiai Lietuvoje yra mūsų kažkoks savotiškas simbolis, kad sakoma, jeigu po tvarto slenksčiu gyvena žalčiai, tai namai yra palaiminti. Tai vat ir to būtent vedama, kažkur va to žalčius ir uždėjau, bet žinoma, visas tas čia darbas, lipdymas ir raižymas, ypač ant tokių nestandartinių formų, labai yra sudėtingas ir kas liečia grafito techniką, dar prideda sudėtingumo. Jis, kaip matot, yra labai didelis. Jo paskirtis realiai yra, čia yra dangtis ir jo paskirtis yra duoninė. Duoninė dažniausiai aš, kai iškepu kokių sausainių ar pyrago, dažniausiai jie čia ir būna šitame inde. O ratu, kaip matote, yra palei apačią indo ta mano gyvybės juosta. Ir ratu eina visas žmogaus didelis pasaulis, tas gyvenimas, koksai sukasi tarp žiemos, vasaros ir panašiai. Saulių, matot, saulučių yra visokių. Ir būtent šitie visi rašteliai va tokie, kokie pavyko į tokią mažą erdvę sutupdyti. Norėjus ir kokį medį įtaisyti kažkur tai, bet labai sudėtinga, nes čia yra labai nedidelė erdvė. Ir dar čia apačioj dar truputį galit biškutį stebėti, žemės fragmentas yra, kad būtent ant žemės, tarp saulių, visas tas mūsų gyvenimas ir sukasi. Tai va, jisai tarp kitko irgi yra unikalus tokiam išpildyme. Turi šiokį tokį broką, todėl jisai praktiškai yra naudojamas mano pačios gyvenime. Sekantis indas, kaip matot, yra dubuo. Jis yra kažkur 4 litrų talpos, ganėtinai didelis, kaip grafito technikai išpildyti, nes merkiant gaunasi didžiulis spaudimas į indo dugną ir dažniausiai jie skyla tie dugnai. Tai šitas dubuo, kaip matot, raštas yra absoliučiai unikalus. Yra išraižyta, taikytas grafito technika ir pusiau majolika. Ir ką aš apie jį galiu jums papasakoti. Aš jį, kai dariau, tai taip realiai net nežinojau, kažkaip staigiai susidėliojo mintis, ką aš noriu čia išreikšti. Tai aš neturiu namuose, pavyzdžiui, ne vieno laikrodžio, išskyrus telefone. Ir šitas dubuo man atstoja laikrodį, visiškai atstoja laikrodį, kadangi galit pastebėti vieną įdomų dalyką. Kad jisai turi žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Šis ąsotis turi, ne ąsotis, o šitas dubuo turi 4 metų laikų raštuotę sukurtą mano pačios. Ir jisai tokiam išpildyme yra absoliučiai unikalus. Tarp kitko, čia, kur matot, yra žiema, ar ne? Šita žiema seka pasaka, nes realiai išreikšti žiemą ant baltos angobos tai yra misija kosmosas.
Tai galvoju, ką čia greitai, nes reikia labai greitai galvoti, ką čia įterpti į tą žiemą, snaigių nepripieši, besmegenių nelipdysi, kažkaip vapšė ne į temą. Ir galvoju, reikia greitai kažkokią man pasaką išraižyti, kad jau esu tasai pradininkas tų eilučių, eilėraščių įvairiausių taikymo. Tai va, ir sukūriau pasaką žemaičių dialektu ir galiu jums ją dabar paskaityti. Žeima. Liup po kūčių atės senis kalėda. Į dideliausias vakarų piesnis kapton senį prašmat nesuteikti. Kapiragą būtum pasapne iškepti, į karbatą iš triomul būt pats sykis. Nes nuo tų vaišių priklausydava į tuos dovanas. Vusenį kalėdas darbs, į kiekvienus nomus atnešti po šventinį simbolą, į pačius pagrindinius džiaugsmus, laimę, meilę ir sveikatą. Ir matyteis dėl to žemaitė į jį drūti. Tai va, biškį susigraudinau, bet nieko. Tai va, čia mano pasaka apie žiemą. Žemaičių dialektų jinai yra absoliučiai irgi unikali. Apačioje matot mano parašą. Viena kita pilka snaigė, nes nu ką tu gali daugiau apie tą laikmetį baltą gražų ant balto fono padaryti. Nu nieko daugiau. Tai va. Ir šitas indas ir vadinasi Metai Žemaitijoje. Tai vat noriu pratęsiant būtent šitą metų laikų raštą, kažkaip vat labai netyčia gimė šitas raštelis, vėlgi matot mano mėnuliai ir saulės, ir tasai šilti debesėliai pilni tos gyvybės, va tie lašeliai reiškia gyvybę ar nekrentančiai žemėje, būtent čia jau prasidėjo tasai mano drugelių spalvinimas labiau į geltonus, va čia visi praktiškai geltoni, dar kokia boružėlė, vėlgi ta mano turtinga žemė. Ir būtent šitam išpildyme šitas ąsotėlis yra pirmasis vasaros ir taip ir vadinasi vasara. Dar keletą yra sukurtų pagal jį, gal porą kokių ąsočių. Ir vienas yra dubuo, tarp kitko vienas iš jų, iš tų ąsočių ir dubuo didelis, taip pat su dangčiu, dovanoju savo sūnui vestuvių progą, tai vat ir kaip ir liks šeimoj. Tai va čia kalbant apie vasarą ir kalbant apie rudenį, galit matyti, čia šitas ąsotėlis vadinasi ruduo. Jisai šitam išpildyme taip pat yra absoliučiai unikalus. Antro tokio nei dariau, nei mačiau prasmės. Labai sudėtinga daryti, kai reikia labai daug smulkių detalių ir labai daug visokių, tas pats voratinklis, ar ne, tarkim, kaip reikia S-grafito būdu ir pusiau majolika išreikšti tokį ploną audinį kaip voratinklis. Labai yra sudėtinga. Tai taip, tie būtent rudeniniai bobai, ar ne, kur kai einam grybaut, visos pievas yra nuklotos tų voriukų, bobų. Ir va taip pavyko surinkti šitokį šedevrą, jisai man be proto gražus. Jau čia viršui matot būtent tą gyvybės juostą ir tuos storus grybų debesis, kurie neša labai daug vandens, atneša rudenį, kad tų grybų priaugtų va visokiausių ir galėtume eiti ir pasidžiaugti miško grožiu. Čia tarp kitko dar ir mėlynės matot, ar ne? Nors mėlynės gal labiau vasarą, bet dar žiūrėk, vieną kitą uogą randam ir rudenį. Ir noriu pristatyti praktiškai
vieną iš paskutinių darbelių, kuris būtent dar ten pabaigoj, turiu omeny taikomosios dailės. Šitą ąsotį labai įdomiai kūriau. Du tokius ąsočius nusižiedžiau keletą ir du tokie ąsočiai buvo panašios formos ir taip galvoju, kažkaip šitą išsiraidžiau būtent šitą zigzagą, jis tarp kitko, jisai tik ant šito ąsočio yra, daugiau nesu jo taikius absoliučiai niekur. Nežinau, iš kur tos garbanos, iš kur ką jisai išvis reiškia, išvis nesuprantu pati. Tiesiog gavosi taip, kad iš Bronės Buivydaitės knygos buvo tokia viena eilutė apie gėlę. Ir norėjau būtent kažkokioms gėlėms pritaikyti tą eilutę, gal šiek tiek pakeisti, žodžiu, paplagijuoti į kitą pusę, bet kaip gerai, kad tai nepavyksta. Gaunasi, kad tegu skamba šitie žodžiai tokie, kokius sukūrė pati poetė. Ir pradžioj kažkaip viršuj išraižiau tokią eilutę. Tie karališki vainikai ant galvelių, tie žalių šilkų kasnikai lygi kelių. Tai išraižius pirmą tą eilutę, tie karališki vainikai ant galvelių, ir galvoju, kažkokias gėlės pridursiu, kažką ten pratęsiu. Ir tie žalių šilkų kasnikai lygi kelių. Ir suprantat, vainikai iš tų ramunių, tik iš ramunių. Ir būtent čia matot yra ramunė. Ir saulė tokia savotiška, jinai labai didelė ir graži. Čia yra tik S-grafito technika, kur matot rudesnį ten yra iškaišta. Ir šitie lapeliai tokie vat, ir būtent ta ramunė. O kitą tokį dariau su tokiom labiau modernesnėm tom gėlėm ir kažkaip sūnui nusiunčiau ir sakau, sūnau, kurį pasiliekam. Kurį pasiliekam ąsotį, aš beveik žinojau, kad jis pasirinks štai šitą, nors, žinot, iki galo niekada nesitikras. Ir jis kaip pasakė, kad šitą, ir supratau, kad jisai labai gerai pajuto tą dvasią, kam jisai buvo kurtas būtent. Jisai yra sukurtas mano tėvui, kadangi jisai buvo labai talentingas drožėjas ir labai jau pasitos ramunės, labai daug kur buvo. Ir sakau, man tai sakau, tu išrinkai tą, kuris yra sukurtas tavo seneliai. Tai va tas raštas ir šitas ąsotis praktiškai yra skirtas jam. Ir šalia jo būtent dar yra, galiu parodyti, kaip galima tą patį tas pats raštas, kaip žiūrisi ant skirtingų indų. Galit pastebėti, būtent smulkumas to rašto atsiskleisti leidžia visai kitokiam amplua. Kaip galima sukurti visiškai kitokį vaizdą, atrodo, su tuo pačiu raštu. Apie savo tėvą prakalbau ne šiaip savo. Noriu pakalbėti apie savo protėvius aplamai, iš kurių ir kilau kaip menininkas, realiai kaip amatininkas, o kaip toj dainoj sako, nebus gera šokėjėlė, nebus gera audėjėlė, ar ne? Tai mano protėviai, tas pats tėvas, jeigu eiti po žingsnį atgal, mano tėvas yra baigęs Telšių dailės technikumą, buvo labai nagingas drožėjas ir stalius, tokio meistro man gyvenime daugiau neteko sutikti, ant kiek turėjo geras rankas, drožė viską, ką tik norėjo. Iš dalies tai
Esu paveldėjus iš tėvo tą tvirtą žinojimą, ką tu nori daryti ir ką tu nori pasiekti. Taip, imant jo tėvus, ar ne, mano senelis karo metais prieškarį dar buvo vienintelis turbūt kaime, kaip sakydavo močiutė, vienintelis kaime mokėjo groti armoniką, tai buvo labai reta. Jisai buvo tarp kitko iš Buožių, todėl matomai ir buvo mokytas ir mokėjo siūti batus. Taip, kaip sakant, su visais kurpaliais, su viskuo, nuo A iki Z, lygiai kaip ir mes dirbam nuo nulio iki pabaigos, taip ir jisai. Močiutė puikiausiai siuvinėjo, siuvo, nežinau, o būtent iš močiutės pusės toliau, tėvo mamos pusės, tai mano prosenelis augino arklius ir puikiausiai juos dresavo kaimo žmonėm, kad jau būtų arkliukas paruoštas ūkyje, kad nebūtų jokių problemų ar kuriozų. Ir būtent jo sesės, kiek pasakojo močiutė, sakė, buvo labai talentingos audėjos, kad būtent kai senelis tuokėsi, buvo naudusios labai įdomų vilnonį audinį, kuris kažkaip tai, kaip ten sakė, juoda vilna austa ir geltonais vilnoniais siūlais atausta. Aš nelabai žinau, ką tai reiškia, bet pasukus audinį tam tikrą saulės kryptim, audinys spindėjo kaip auksinis. Tai vietinės siuvėjos sakė, kad čia turbūt amerikaniškas. Iš Aukštaitijos krašto jie ten kilimo, nuo Ukmergės rajono, Butkūnų kaimo. Tai tik tiek, o kodėl tas amerikaniškas? Todėl, kad mano prosenelis, kaip ir dauguma lietuvių, plaukė į tą išsvajotą Ameriką užsidirbti pinigų ir įsigyti čia grįžus žemės, nes, kaip žinom, lietuviam žemė tai buvo viskas. Tai buvo pagrindų pagrindas, kad tu galėtum būti savo pats ponas ir turėti žemių ir gyventi kaip tu nori. Žinoma, sovietmečiu užėjus liūdnas dalykas gavosi, kad išsiuntė juos, išvežė į Sibirą. Istorija labai liūdna ir senelio būtent, kai Stalinas naikino buožes, gavosi taip, kad mano senelis pasiėmė į žmonas tremtinių dukrą. Nes kai ištrėmė senelis su sese ir broliais, jinai su savo sese pabėgo į mišką ir taip vienos ir liko mažos mergaitės miške. O vakare išėjus iš miško, jau kai viskas nurimo, atėjus pas kaimynų, jai, kaip jinai sakė, kad tie kaimynai ir išdavė mano prosenelį, kad šituos vežkit. Ir kaip bebūtų gaila, lietuvis lietuvį buvo pasmerkęs štai tokiai žiauriai lemčiai. Ir tai ir mano senelis vedė ją ir buvo po didžiuliu stiklu, kadangi buožės irgi buvo naikinami. Kaip sako, ubagai tie, kurie nebuvo reikalingi niekam, pas buožę gaudavo valgyti duonos ir kur miegot. Tai kaip iš vienos pusės buožė, iš kitos pusės, kam tie vargšai reikalingi buvo, ar ne, tai buožė bent maisto ir pastogę davė. Tai už tai, kad jisai vedė šitą mano tremtinių dukrą praktiškai, jam buvo pasiūlyta arba tu važiuoji į Sibirą kalinių saugot, arba mes čia jūs tiesiog visus iššaudom, o žmonai vaduosim kitam Lietuvos gale, kur gyvent, vaikai eis į mokyklą, buvo 3 sūnai. Tai tokia liūdnoka istorija, bet labai turtinga, gražiai, kuria aš labai didžiuojuosi. Taigi šiandien tiek, susitiksim sekantį kartą.